parterį daug smūgiavom, daug imtyniavom, užsiminėjom geras pozicijas. Kadangi Lietuvoje su šituo yra šiokios tokios problemos, tai va Lenkijoje, kur buvau išvažiavęs, ten ir daugiausiai dėmesio skyriau. O kaip sekasi miksuoti tavo smūgiavimo techniką su imtynėm? Vis tiek tai susisuka dvi skirtingos ištvermės, susimaišo. Tai va čia turbūt ir yra pats tas sunkiausias dalykas, kaip reikia tobulai sujungti smūgiavimą su imtynėm. Dažniausiai kovotojams tai sunkiai sekasi perdirbti, todėl va ir ant šito daug skiriam dėmesio ir atrodo visai neblogai gavosi. Daug sportuoju, daug miegu ir daug valgau. Tai čia ryte atsikeli, padarai rytinę treniruotę, ryte atidirbinėjom šią savaitę daugiau techniką, vakare ištvermę darom. Ir va taip eina. Kita savaitė jau bus, ačiū Dievui, paskutinį, nes jau jaučiasi nuovargis, viskas, bet su džiaugsmu laukiu kovos. Tai žinau tai, ką ir visi žinau, dar daug neanalizavau, žinau, kad turi daug patirties, nebijau dalyvauti, nebijau keisti smūgiais, yra šiek tiek daugiau stovėsenos kovotojas, turi nemažai kovų bokso, MMA, taip pat ir tų be pirštinių turnyruose dalyvauja, tai tikriausiai, kad drąsus vyrukas. Na jo, jis sako, kad pasižiūrėjo tavo kovas ir kad pirmas raundas nuspręs viską. Ar jo pusėje, ar tavo pusėje. Sutinki su jo žodžiu? Jisai nesako, kad aš laimėsiu, jisai sako, kad pirmas raundas nuspręs, ar aš laimėsiu, arba jisai, nes pasiruošęs save realizuoti per pirmą raundą. Tai gerai, tegu realizuoja. Aišku, visi, kiek aš čia susiduriu, tai mane nori nugalėti per pirmą raundą. Ir taip toliau, bet kiek žinau, dar niekam neišėjo tai padaryti pirmam raunde. Aš esu užbaigęs pirmam raunde kovas, bet su manim to nepavykę niekam padaryti, tai pažiūrėsim, kaip seksis jam. Turi galvoj susidėliojęs taktiką, ne? Jo, turiu. Tai tikrai gaus prancūzas didelį spaudimą, neleisiu kvėpuotis, neleisiu laisvai mėtyti tų rankų, neleisiu pereiti į dominuojančio poziciją, tikrai parodysiu agresyvę kovą ir tokią aštrę, neleisiu įsijausti jam ir pradėti diktuoti sąlygų. Bet narvas didelis, sunku pagauti, žinai, narvas. Pagausiu. Daug, ringas turi 4 kampus, narvas turi daug kampų. Tai čia ir yra vienas iš pliusų, iš ringo dar gali kovotojas, turintis mažiau imtynėse patirties, neturės galimybės išlysti pro ringo virvės ir pabėgti. Tai žmogų, kuris turi mažiau patirties imtynėse, kuris nepripratęs prie presingo, tai narvas yra kaip tik tokia kliūtis. O aš mėgstu narvą, mėgstu presuoti, mėgstu spausti prie to narvo sienų, todėl aš manau, kad šitoj pusėje kortos yra mano. Ok. Bet dabar Lietuvoje grįžai, gerai ruošysi tas, bet tau trūksta sparring partnerių būtent su imtynėm, žinai, tai kaip čia suderinė, ar eini pas imtynininkus, ar... Trūksta, tikrai šitą problemą turiu, bet jau turiu ir patirties, kaip ją spręsti, tai taip, einu su imtynininkais imtyniaut, su stovėsenos kovotojais smūgiuoju, o darau kartais treniruotės, kur viską jungiu kartu, chebra man padeda, pasiaukoja dėl manęs, tai todėl ir smūgiuoju su imtynim, visą šitą problemą jau radęs, kaip įspręsti. Ne, aš pabandysiu nugalėti jo pačio ginklu, neleisiu savo ten versti iš karto, pasismūgiuosiu, papresuosiu, pažiūrėsiu, kaip jisai pakenčia tą presingą, paspausiu jį, tikrai nepulsiu iš karto versti, bet aišku, jeigu gausiu gerą momentą ir bus galimybė atlikti gražų aukštą metimą, aš jį padarysiu. Aš įskirčiau tai ištvermė ir agresija. Čia yra mano arkliukai, man patinka agresyviai ir aštriai kovoti, todėl čia yra mano tokie kaip ir varomieji dalykai, man patinka toks stilius. Pats esi iš Marijampolės, ne? Ar Marijampolė palaiko tave kaip sportininką, ar žino Marijampolė tave? Tikrai žino, tikrai pažįsta, ar palaiko, tai aš tikiuosi, kad palaiko ir tikiuosi visus pamatyti rugsėjo 21 dieną Twinsbet arenoje. Tai faktas, kad Vilniuje, kadangi gyvenu, tai ir visa aplinka mano yra Vilniečiai, tai aš manau, tiek kiek gaunu žinučių, jeigu bent pusė ateis, tai bus tikrai gausus būrys žmonių. Viena tokia laukiamesnių kova, tai yra Danieliaus Grėbliūno, irgi turi patyrusį varžovą, kuris gali pateikti staigmenų, Grėbliūnas yra geras imtynininkas, tai iš tikrųjų šitą kovą taipogi pats norėčiau pamatyti ir jeigu bus galimybė kažkaip spėti ją pažiūrėti, aš tikrai pažiūrėsiu.
Jo, bet yra tokia dar taisyklė, žinai, kad sako, smūgiuotojas, jeigu imtynininkas, žinai, neturi patirties, gauna smūgių parteryje, tai pamiršta imtynės. Ar jinai teisinga tokia taisyklė? Tikrai teisinga. Jeigu stiprių smūgiai prasideda partnerį, tai viską žmogus pamiršta ir pradeda dažniausiai panikuoti, nes imtynininkai yra pripratę prie komforto, kad jie daro savo, niekas pašalinių judesių kažkokių netrikdo, o kai pradeda tau trankyti į veidą, tai visokios mintys apsilanko galvoje. Ok, o dar pats, jeigu turėtum galimybę atlaužti ranką arba prismaugti arba užsmūgiuoti, ką pasirinktum, bet yra, o paliko ranką, tai ar gražiau tokie sportiškų veiksmų užsibaigtum kovą, ar užbaigtum smūgiavimą? Prioritetą skiriu uždaužymui, bet aišku, jeigu ranka kažkur ten jūs plaistosi, jos nepaimtai yra jau čia neprofesionalu, tai iš profesionalumo pusės padarau tai, kas tuo metu yra techniškiausia. Iš sportinės pusės tai turiu du taikinius, tai Vitold Jėgėla ir Matas Tibuliauskas. Dabar laisvalaikis tavo, aš mačiau, kad tu daug ten su tom vandens slidėm. Varai, tai šitoks tavo kaip hobis ar taip laiko praleidimo? Tai yra mano tiesiog toks dalykas, kur kaip tu stovi ant vandens, mokiniesi, tai tiesiog tave užrelaksuoji, tu dėmesį skiri vandeniui, todėl negalvoji apie dienos rutiną, tai čia toksai būna. Tai du dalykai, kaip aš kovoju, aš galvoju tik apie kovą ir kaip veikinu, tai irgi man toksai būna savotiška meditacija. Iš tikrųjų visi dabar jauni, kurie dalyvauja pasaulyje, kurie dalyvauja šiaip, visada turnyruose yra visi perspektyvūs ir labai geri. Čia dabar bus klausimas, ar jie tęs savo kelią ar nepasimes kažkur. Kažkokio vieno labai skirti negaliu, bet iš tikrųjų dabar auganti Lietuvos karta MMA yra tikrai ženkliai patobulėjus, nei mes buvom jaunesni. O tai tu labai senas laikai? Ne, senu aš savęs nelaikau. Aš laikau, kad dabar po biškį ateina mano pikas ir reikia naudotis visomis galimybėmis, kokios yra. Gerai, o kas tau uždėjo fanarą? Niekas. Man aš fanarą turiu? Nu, matosi, jo. Grimuojasi ar ne čia fanarą? Jau vieni sakė, kad plaukus garbanojusi, darausi cheminį. Ne, tai aš tai, man čia kažkas sakė irgi, kad, sako, Raimis pasidarė, kad neatrodytų kaip šitas, kaip bachuriukas, tai pasidarė cheminį. Cheminį, jo, tai aš irgi šitą iš kas antro girdžiu, bet žinokit, čia jau man mama ir tėtai padovanojo tokius plaukus. Anksčiau plikas. Jeigu ilgesnius susiaugintum, tai būtum garbanis. Tai išeisiu su hipio kokią aprangą. Nu, būsiu tas, kur su linksma muzikytė. O kokia muzikytė išeitum, jeigu taip, kad būtum garbanis? Tai aš jo esu garbanis. Sako visi draugai, kad garbanos sušvelnina mano veido bruožus, tai aš jomis dabar džiaugiuosi. Raimondas Krilavičius. Aš veiksiu patį save po tuo kopsiu į kalną. Su manim mano malamiai ašarus. Tie, kas manęs nemėgsta, vis tiek laiminu jūs. Užsitaisau, einu iki galo. Įsėti mėgt, mano vardas Raima. Legendinis MMA Bushido sugrįžta į Vilnių rugsėjo 21 dieną Twinsbet arenoje. Įspūdingos kovos aštuonkampiame narve. Geriausi Lietuvos ir užsienio MMA kovotojai. Renginio partneris bilietai.lt.